Sveikos merginos, kągi šiandien mes turim tokią papildomą paskaitą, kurioje kalbėsime būtent apie zodiako ženklus. Ir parašiau jums skaidrės, taip pat pasidalinu ekranu, nieko nelaukiant. Ir pradėsiu. Tai va. Žiūrėkit, ką reikia suprasti. Pirmiausia, kai mes kalbam apie zodiako ženklus, nes šitą informaciją iš tikrųjų irgi yra reikšminga ir aktuali. Nereikia visos informacijos išmokti atmintinai. Labiausiai taip pavyksta žmonėm suprasti ir po to eigoje sugebėti analizuoti tada, kai žmogus supranta, apie ką yra kiekvienas ženklas. Taip, kuo daugiau mes analizuosim, praktikuosim, tuo greičiau jūs žinosite šitą informaciją ir atsiras kažkokios naujos sąvokos. Čia šiandien aš pristatysiu tokius pagrindinę tą informaciją, ir kuri galbūt kai kurioms iš jūs jau bus tokia gan pažįstama. Toks gal įdomiausias dalykas šiandieniniai paskaitoj, tai bus būtent jos pabaiga, kai aš pateiksiu ten kelis pavyzdžius, bet žiūrėdamos būtent į kosmogramą mes sintezuosim taip būtent tą planetą, sintezuosim visas 5 asmeninės planetos, kokį atspalvį jos gauna, patekdamos į tam tikrą zodiako ženklą. Tai va. Taigi pradėkime nuo tokios teorinės dalies ir zodiako ženklai reikia suprasti, kad jie atitinka būtent tam tikrus žvaigždynus ir nuo senų laikų naudojami astrologijoje dangaus kūno įtakai žmonių gyvenimo reiškiniams aiškinti. Tas pats, pavyzdžiui, prognozėse, kaip ta prognozė astrologinė yra analizuojama. Tai žiūrima, kokia planeta įeina į kokį ženklą ir į kokį būstą, žinoma, čia jeigu pagal vakarų astrologiją. Bet mes, pavyzdžiui, nagrinėdami sielos formulę, žiūrim kosmogramoje, taip, gimimo dienai, kokia planeta yra kokiam ženkle ir taip irgi mes galim suprasti žmogaus charakterio savybės, ar ten, sakykime, jeigu ten Saulė yra avino ženkle, tai automatiškai jinai stiprioji tokioje pozicijoje, liūto ženkle žinoma, kad jinai stipresnė, bet jau matydami, kuriam ženkle yra tam tikra asmeninė planeta, mes galim įgauti tos papildomos informacijos apie patį žmogų. Tai kiekvienas zodiako ženklas siejamas su tam tikrais bruožais, elgesiu ir savybėmis, kurios, kaip manoma, daro įtaką po tuo ženklu gimusiems asmenims. Ir zodiako ženklai yra skirstomi į 4 stichijas, tai prisimenam, kad stichijų yra 4, tai yra ugnies, žemės, oro ir vandens stichijos. Ir ugnies stichijai priklauso tokie 3 ženklai kaip avinas, liūtas ir šaulys, ir galima apibūdinti juos kaip aistringus ženklus, ir žmonės, kurie gimė būtent pagal po šitų zodiakų ženklų, jie būtent tokie dinamiški, energingi, pozityvus. Taip, aišku, ten kiekvienas ženklas turi savo savybės, apie kurias mes vėliau kalbėsim. Žemės ženklai, taip, žemės stichijai priklausantys ženklai yra jautis, mergelė ir ožiaragis. Jie laikomi labiau tokie praktiški, visą laiką orientuoti į kažkokius materialius dalykus, jiems labai svarbu stovėti taip ant žemės, o neskraidyti kažkur tai padebesiais, kaip, pavyzdžiui, tai gali daryti kiti ženklai, kai kurie, taip. Toliau oro ženklai, tai būtų dvyniai, svarstyklės ir vandenės, tai jiems būtent svarbu yra komunikavimas, bendravimas, tai kiekvienas, aišku, turi tam tikras savo sritis, kur nori bendrauti ir, nežinau, kurti tos ryšius. O vandens ženklai, tai būtų vėžys, skorpionas ir žuvis. Jos dažnai būna intuityvūs, labai turi stipresnę tokią intuiciją ir jų emocijos yra tokios arba išraiškingesnės,
arba tokios gilios ir aplamai tai tokie, sakykime, jautresni žmonės. Aišku, skorpionas neparodys to savo jautrumo, taip, jeigu įsižeidžia, tai tyliai kažkur tai savyje, ne, ir ten vieną kartą įsižeidžia, antrą, trečią, o po to jau jisai būtinai jums parodys, ne, kad kažkas tai buvo ne taip, kaip jisai norėjo, kad nereikėjo taip elgtis. Skorpionas tikrai tą jums akivaizdžiai gali parodyti. Tai va, čia išvardinta visi zodiako ženklai, ne, jų yra 12. Kai kuriuose šaltiniuose, pavyzdžiui, randu informaciją, kad, pavyzdžiui, ten nuo kovo 21, nuo 20, tai iš tikrųjų skirtingais metais Saulė gali žengti avino ženklą skirtingų laikų, turiu omeny, arba ten 20 dieną, ten 23:55, sakykime, Lietuvos laiku, ne? O kitais metais jau į avino ženklą gali žengti 21 dieną ir ten, nežinau, kad ir 0001, čia jau bus avinas. O jeigu jisai kovo 20 dieną gimęs 23:59, tai bus būtent žuvis. Taip, tai būtinai va čia va yra svarbu žinoti tikslų gimimo laiką, nes kartais būna žmonės klausia, aš gimiau kovo 21 dieną, tai aš avinas ar aš čia žuvis. Bet reikia žiūrėti būtent tais metais, kuriuo laiku Saulė įžengia į avino ženklą. Taip, ir kada gimė žmogus. Ir tada žiūrim, ar tas laikas atitinka būtent avino ženklui, taip, ar Saulė jau buvo avino ženkle, kai tas žmogus gimė, ar vis dar žuvų. Tai tokia yra kartais informacija skirtinga. Na ir pradėkim dabar trumpai pakalbėti apie kiekvieną iš šitų 12 zodiako ženklų. Pirmasis, žinoma, yra avino ženklas. Taip, tai yra pirmasis ženklas, kuris atidaro mūsų zodiako ratą, sakykime, ne, kosmogramą sielos formulę, irgi mes žinom, kad gyvybės tas taškas, jisai prasideda, kai žmogus gimsta, tai jisai prasideda būtent nuliniam tam laipsnė, pirmam galima sakyti laipsnė avino ženkle. Taip, reikia irgi žinoti, kad kosmogramoje, kai kosmograma patie, jinai susideda iš 360 laipsnių, ne, ir jeigu mes padalinsim tus laipsnius iš 12, tai gausis, kad kiekvienas ženklas turi po 30 laipsnių. Taip, nors pavyzdžiui, danguje žvaigždynai užima skirtingą dangaus plotą. Taip, jie pagal dydį gali skirtis, bet kosmogramoje būtent kiekvienas zodiako ženklas turi po 30 laipsnių. Tai grįžtam prie avino ženklo. Tai yra ugnies ženklas, kaip mes ir kalbėjome, ne, iš šio ženklo vadovaujanti planeta yra Marsas. Taip, ir jeigu jau žinot apie kažką tai daugiau apie Marso energiją, tai jūs galite žinoti, ne, kad žmogus, kuris gimęs po avino ženklu, jis yra toks energingas, veiksnus, veiklus, visą laiką nori būti pirmas, ne, konkuruojantis, ne visada, aišku, laimintis, ne, bet visą laiką bandys. Bet avino ženklo, jam kažkaip aš pastebėjau ne taip baisu pradėti iš naujo. Taip, nes jisai kaip tas avinas iš tikrųjų daužys tą sieną, kol nepasieks. Ne, jie tokie gan veiklus yra. Taip. Aistringi labai, taip, turi stiprią valią, žinoma, kažkokį tai polinkį vadovauti irgi turi. Ir jautresniems ženklams, kaip pavyzdžiui, nežinau, vėžys, svarstyklės, ne, avino ženklas gali atrodyti toks, per daug stiprus, ne, įžūlus galbūt. Tai va, tai viskas priklauso nuo to, čia kaip ir suderinamumą irgi galit, pavyzdžiui, pastebėti, jeigu vyras ten avino ženklas, turi avino ženklą, ne, ta prasme, Saulė avino ženklė, o moteris, pavyzdžiui, žuvų ženklo atstovė, tai tas avino ženklas, jisai yra stipresnis negu žuvų ženklas. Taip, apskritai, avino ženklas, avino zodiako ženklas siejamas su dinamiška energija, novatoriškumu, tai reiškia pirmas ženklas, todėl jisai visur nori būti pirmas ir kažką tai, pirmiausiai kažką tai pasiekti. Galbūt nesukurt, nes sukuria daugiau jautis, taip, bet noras būti visame kame pirmas,
Tikrai, kad taip. Bet neturi kantrybės. Taip pat mes ir pakalbėsim, kokios yra teigiamos savybės avino ženklo, kokios neigiamos. Tai teigiamos savybės yra drąsa, ryžtas, pasitikėjimas savim, entuziazmas, optimistiškumas, sąžiningumas ir aistra. Taip, avino ženklo atstovai, ar tai moteris, ar tai vyras, tikrai tokie aistringi, karšti žmonės. Taip. Neigiamos savybės čia būtų būtent, kad jie neturi kantrybės, taip, jie nori toj pat viską greitai, taip, jiems tik kyla idėja, žmogus tas iš karto nori ją realizuoti, pabandyti. Ir bandys nuo tol, kol jam norėsis tos idėjos įgyvendinimo. Taip, trumpalaikis, tai reiškia, kad kažkoks tai noras gali būti trumpalaikis, impulsyvus, agresyvus, neigiamas savybės, taip, agresyvumas tikrai yra, kažkaip tai piktis gali, emocijos gali sprogti, ypatingai jeigu mėnulis yra avino ženkle, tai ten tos emocijos, jos iš karto matomos, taip, jos iš karto yra išreiškiamos, žmogus ką galvoja, tą ir sako, ypatingai jeigu yra Merkurijus avino ženkle, taip, ką galvoja, tą sako. Tai va, ir čia reikia suprasti, kad kai kita planeta patenka į avino ženklą, ji lyg nusispalvina šio ženklo energijos. Šita frazė bus pakartota dar 11 kartų. Kiekvienoj skaidriai, kur aš pateiksiu teigiamas ir neigiamas savybės, aš įdėsiu šitą frazę, tik aišku, kad zodiako ženklo pavadinimas keisis. Nes šitą jums reikia suprasti. Nes būtent, kai jūs pamato tam tikrą planetą, tam tikram ženkle, jūs jau žinot, apie ką yra pati planeta, pavyzdžiui, Merkurijus, kaip aš ką taip pat kaip pavyzdį, Merkurijus avino ženkle. Mes žinom, kad Merkurijus yra atsakingas už ką? Už komunikabilumą, už bendravimą, už tai, kaip žmogus išreiškia savo mintis, kaip jisai mokosi, taip ir panašiai. Tai jeigu Merkurijus yra avino ženkle, o avinas mes žinom, kad jisai drąsus, ryžtingas, taip, aistringas, taip, bet jisai nekantrus. Tai čia ir galima taip sintezuoti, kad tas Merkurijus, patekdamas į avino ženklą, jisai tampa toks, jam labai greitai norisi viską išmokti, jis labai nekantrus, taip, jeigu ten mokosi kažkokio dalyko, kur reikia labai gilintis, šitas žmogus tikrai nesigilins, jam reikia tiesiog gauti tą informaciją, taip, greitai, toj pat, aš noriu rezultatų dabar, taip, aš noriu pirmas išmokti, ir jis neturi kantrybės pasėdėti ir galbūt išmokti tam tikrą taisyklę, galbūt daugiau ten paspręsti uždavinius, ten, ir panašiai. Kalbėti, taip, tai jisai irgi greita kalbės, jis gali ten, nežinau, labai garsiai kalbėti, taip, nes Merkurijus avino ženkle, jisai garsus, jis tikrai iš balsų galit pažinti, jisai gali būti piktas, taip, jeigu pyksta, tai galbūt gestikuliacija labai gali būti aktyvi ir panašiai, tai taip pat mes galim sintezuoti. Taip, antrasis zodiako ženklas yra Jautis ir tai iš tikrųjų pastovesni žmonės, nes tai prisimenam, kad Jautis priklauso žemės stichijai, taip, ir reikia dar prisiminti, kad Jaučiui vadovaujanti planeta yra Venera. Venera yra viskas, kas susiję, nežinau, su grožiu, moteriškumu, taip, švelnumu, pinigais tais pačiais, todėl mes galim iš karto suprasti, kad žmonės, kuris gimęs po Jaučių ženklų, jam yra svarbu komfortas, taip, nes komfortą mėgsta Venera, taip, saldžiai pavalgyti, pavyzdžiui, ir panašiai. Pinigus mėgsta, taip, uždirbti pinigus, tai ir Jaučiai dažniausiai būna tokie pasiturinti žmonės, bet dažniausiai iš tikrųjų dėka savo užsispyrimo jie gali viską padaryti patys, taip, kaip aš minėjau, kai mes kalbėjom apie avino novatoriškumą, taip, tai ten kalbėjau daugiau apie tai, kad noras būti pirmam. Jautis jisai neskuba, taip, jisai vienas iš tų minusų ir bus, tas, kad jisai lėtas, bet jisai gali kažką tai kurti pats, taip, kitiem žmonėm, taip, ir jisai turi tokio užsispyrimo, todėl jam nesvarbu tas greitas rezultatas, bet dėka savo užsispyrimo jisai tikrai gali tuo pasiekti, nes savo tikslą tikrai pasieks.
Taip, jie mėgsta komfortą, kaip minėjau, stabilumą, todėl puikiai moka kurti saugią ir malonę aplinką. Kaip jam atrodo. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojat, kad maloni aplinka tokia ir pas jautį būtinai jinai tokia ir bus. Ne, kiekvienas savaip mato ir supranta tą savo malonę aplinką. Taip, dėl to, kad jie priklauso žemės stichijai, todėl jie ir yra, dažniausiai visose situacijose tokie ramus, bet reikia suprasti, kad mes dabar kalbam tik tai apie zodiako ženklų energijas. Taip, tai yra Saulė tam tikram zodiako ženkle. Bet nepamirškim, kad dar yra 4 asmeninės planetos. Taip, pas žmogų kažkur tai galbūt kituose zodiako ženkluose. Tai irgi prideda tam tikras jam charakterio savybės. Tai ne visi jaučiai galbūt yra ramus, taip, bet tokia informacija yra pagrindinė, kas liečia jaučio ženklą, jinai yra bendra. Bet, pavyzdžiui, jeigu jo mėnulis bus kokiam avino ženkle, taip, tai jisai jau nebus toks ramus ir toks lėtas, galbūt jisai bus greitas arba tiesiog jisai išreikštas emocijas staigiai, bet sieks tikslo savo, taip, jau taip nuosekliai ir kantrybės gali turėti. Žodžiu, čia tam ir yra skirta šitą informaciją, kad mes pabaigoje išmoktume sintezuoti, taip, būtent suprasti, kaip nusispalvina tam tikrą planetą, atsidurdama tam tikram zodiako ženkle. Tai va, ką dar žiūriu, aš čia nepaminėjau. Kad jie taip pat linkia būti mylintis, nuolankus ir lojalūs. Taip, nuolankus ne visada, taip, bet jie galbūt neparodys, kad jie nenuolankus. Taip, kitiems jie gali tokie atrodyti, o viduje jaučia iš tikrųjų, ne visada jie atsiveria, galbūt taip pasakyčiau, aišku, priklauso nuo kitos asmeninių planetų. Taigi teigiamos savybės jaučio ženklo, tai yra patikimumas, kantrybė, jie yra tikrai praktiški, atsidavę, atsakingi, stabilūs ir čia novatoriai. Tai būtent kažką tai sukurti savo rankomis, kas būtų naudinga kitiems žmonėms. Taip, kažkokį ten, aišku, tai gali būti paslauga, bet geriausiai galbūt, arba taip pat, nežinau, jie linkia, jiems patinka kažką tai gražaus, harmoningo kurti savo rankomis. Arba naudingo turiu omeny, kad, pavyzdžiui, maisto produktus kažkokius, ne taip, kad gaminti, bet rugius sėti, ir po to iš to išgauti būtent, neišgauti, o pagaminti duoną, tokie kaip žemdirbiai dažnai būna jaučio ženklai, ypatingai ten, sakykime, praeityje, kai nebuvo daugiau tų įvairių profesijų, bet dabar gali, pavyzdžiui, aš irgi esu jautis, tai man patikdavo, ir iki šiol patinka, tik neatrandu tam laiko papuošalų gaminimas, megzdavau aš, kurdavau kažką, tai žvakes liet man patinka, kažką tai savo rankomis tokio gražaus, harmoningo iš tikrųjų norisi sukurti. Neigiamos savybės, tai yra jaučiai tikrai užsispyrę, jie savininkiški, net nežinau, ar yra toks žodis, bet jie viską atrodo, kad mano, taip, tai yra mano, taip, nes tai vis tiek materialus toksai ženklas, jisai tą tokią nuosavybę tikrai nori turėti ir to siekia, Nepatinka jiems kažkokie tai kompromisai, kaip minėjau, jie lėti, tingus dažnai, aišku, čia minusė, taip, ir pernelik atsargus, todėl, pavyzdžiui, nepatinka jiems, kai situacija kažkokia keičiasi, taip, siurprizai nepatinka, jiems svarbu yra tas stabilumas, sakykime, Ir vėlgi, kai kita planeta patenka į jaučio ženklą, jį lyg nusispalvina šio ženklo energijomis. Taip, dvynių ženklas. Dvynių ženklas, taip, tai yra oro stichijos ženklas, todėl jisai toks, kur vėjas papučia, ten aš ir einu, sakykime, jisai tikrai labai bendraujantis, kodėl, nes dvynių ženklo valdovas yra Merkurijus. Merkurijus yra viskas, kas susijęs su informacija, komunikabilumu, ryšiai, draugai, kažkoks, sakykime, toks lengvumas, tai ir lengvumas bendravime, ir jie tokie neprisirišę, visą laiką reikia
kokios naujos informacijos, naujos vietos, ne, todėl, pavyzdžiui, suderinamumą, jeigu mes pamatom, kad vyro Venera arba ten Mėnulis yra dvynių ženkle, arba Saulė, sakykime, tai jau galima tokį patarimą duoti, kad tam vyrui iš tikrųjų svarbu, kad nebūtų rutinos. Taip, jeigu moteris yra jaučio energijos, taip, žemės stichija, arba ten mergelės vėžiagyvių, apie kurias mes toj kalbėsime, ne, tai jai sunku tą įvairovę parodyti, ne, nes jai kaip tik nepatinka jokie siurprizai. Dvyniams siurprizai visai gali patikti. Tai va, taip, jie mėgsta, sakau, dinamiškai gyventi, nenustiksta vietoje, reikia vis kažkokios permainos, arba aplinkoje, arba ta nauja informacija, taip, nauji draugai, neturi būti didelių problemų dvynio ženklams susipažinti su kitais žmonėmis, ne? Nes jie būtent kodėl? Nes jie eina į kontaktą, kad sužinoti dar kažką tai naujo, arba tiesiog kažkokią kitą nuomonę tam tikrų klausimų. Tai va, jie intelektualūs, dažnai būna tokio aštraus liežuvio, taip, labai nori viską žinoti ir tuo pačiu gali patirti įvairius aspektus, ne, ir gali būti vėjavaikiški. Taip, tai reiškia, kad tokie jaunatviški, jiems tas stabilumas iš tikrųjų žudo jos, tas stabilumas. Jiems reikia visą laiką tos įvairovės, vis kažkokios naujovės. Naujovės visą laiką yra priimtinos, kaip priimtinos, pasiekiamos kam? Vaikams, kurie dar ką tik gimė, ne, ir kiekvieną dieną vis naujesnė, ne, vis kažką naujo pamatau, išmokstu, išgirstu ir panašiai išbandau. Ne, tai irgi yra būdinga dvynio ženklui. Taigi jų teigiamos savybės, tai yra komunikabilumas, taip, jie tikrai yra protingi, bendraujantis, meilūs, linksmi, smalsūs, lengvai prisitaiko, ne, nes tikrai lengvai gali prisitaikyti ir jie geba greitai mokytis ir keistis idėjomis. Bet jie greitai mokosi, tai ne visada giliai eina į kažkokį mokslą, ne? Ta prasme, gali turėti daug žinių, bet kelis tokius papildomus klausimus užduodant, jie gali neatsakyti. Bet jiems tai ne problema, jie iš karto eina į Google, susiranda tą informaciją ir jau žino tą atsakymą. Neigiamos savybės, nenuoseklūs, neryžtingi, nervingi, taip, nes visą laiką juda judesys, taip, arba dėl kažkokią informaciją reikia, aš nežinau, man reikia sužinoti, ne, ir tas nervingumas tikrai gali būti. Paviršutiniški, kaip sakiau, ne, į gilį labai retai kada eina ir jie vaikiški. Aišku, jeigu tai yra paauglys, ten, sakykime, arba ten vaikas, tai čia kaip ir nėra neigiama savybė, bet jeigu tai yra jau ten vyras link 40, tai norėtųsi, kad jisai jau toks stabilesnis būtų, ne moteris. Na ir vėlgi, kai kita planeta patenka į dvynių ženklą, jie lyg nusispalvina šio ženklo energijomis. Nes šitą informaciją, sakau, kartosis, nes tai yra iš tikrųjų kertinis momentas po to, pavyzdžiui, analizavimai, taip, arba sielos formulė, arba ten kosmogramai, planiniam žemėlapiui ir panašiai. Vėžio ženklas. Tai ketvirtasis zodiako ženklas ir tai yra vandens stichija, taip, kurią valdo, Vėžio ženklą valdo Mėnulis. Taip, Mėnulis tai yra mūsų emocijos, mūsų komfortas, taip, Mėnulis duoda tai tokį stiprią intuiciją žmogui, taip. Šie atstovai būtent šito ženklo pasižymė emociniu gilumu, globėjiškumu. Jiems labai patinka rūpintis. Ir rūpintis artimiausiais žmonėmis arba aplamai, kad ir darbe, jeigu yra Vėžio ženklas, jisai tikrai tas žmogus, atrodo, norės rūpintis visais. Jis bus toks pilnas dėmesio, jautrus, visą laiką paklausiu, kaip tu laikaisi, galbūt atneš savo tam pagamintą pyragą ir panašiai, ne? Tai va. Jie gali pasirodyti pasyvus. Taip, ypatingai jeigu Marsas yra Vėžio ženkle, tai jisai toks nelabai, nes iškart mes prisimenam, kad Marso energija yra kokia, jinai yra aktyvi, tai yra ugnies stichija, Marsas visą laiką veiksme, jis nori veikti. O kai jisai patenka į Vėžio ženklą,
jisai sulėtėja, taip, jisai atrodo toks, nežinau, sušvelnėja, retesnis tampa, bet čia irgi yra toks dalykas, kad Marsas Vėžio ženkle, jisai gali tapti labai aršus, jeigu kas liečia jo šeimą, taip, nes Vėžio ženklas vis tiek toks šeiminiškas labai, taip, jam svarbi šeima, ten, nežinau, giminė, šeima, kurioje auga arba kurią sukūrė, ne, ir va, dėl to šeimos jisai tikrai pradės veikti. Todėl dažnai būna sulaukti tokį klausimą, kaip motivuoti vyrą, pas kurį yra Marsas Vėžio ženkle. Na, tai reikia jam kažkaip, tai jeigu jūs norit motivuoti, kad jisai daugiau uždirbtų, kaip pavyzdys, ko labiausiai gal ir dažniausiai nori moteris, ne, tai tada reikia kažkokį ten tikslą arba kalbėti tą prasme, kad va, būtent tai yra šeimos gerovė, ne, tai nežinau, galbūt mes tada galėtume kažkur tai kartu taip išvažiuoti. Visi norim, bet vat, negalim. Galbūt ten remontą padaryti, galbūt didesnį butą nupirkti, galbūt ten vaiką išleisti į stovyklą arba į geresnę mokyklą. Vat dėl to Marsas Vėžio ženkle tikrai, kad galim pradėti veikti. Taip, aplamai Vėžys, ne, kai Saulė yra Vėžio ženkle, tas žmogus labai yra linkęs perimti kitų nuotaikas. Taip, pavyzdžiui, nežinau, kalbasi dvi draugės, viena yra gimusi po Vėžio ženklų, kita, sakykime, ten, nežinau, po Jaučio ženklų, ir ta, kuri po Jaučio ženklų gimusi, pasakoja, kaip jai ten nesiseka pasiekti, nežinau, tikslo, uždirbti ten norimą pinigų sumą, ne, ir jinai ten apsiašaroja, tai Vėžio ženklo atstovė, ta draugė, nors jai nesvarbu tas galbūt finansinis pagrindas, bet jinai irgi gali kartu ašaroti, nes tiesiog jos aplinkoje yra verkiantis žmogus. Taip? Tai va, tokia informacija. Dabar teigiamos ir neigiamos savybės. Teigiamos. Tikrai jie yra labai empatiški, taip, rūpestingi, jų intuicija labai labai stipri, taip, ištikimi, taip, ir emocingi. Emocingi, aišku, čia gali būti arba pliusas, arba minusas, taip, bet, smagu, kai žmogus moka išreikšti savo emocijas. Todėl aš priskiriu vis dėlto tai prie teigiamos savybių. Bet aišku, jeigu tai iš neigiamos pusės, tai gali būti, kad žmogus, pavyzdžiui, per daug dažnai ten verkia, arba ten, jeigu jau džiaugiasi, tai taip perdėtai gali džiaugtis, ne, ir panašiai. Ir tai kartais šalia esančių žmonės gali ir erzinti. Ir tada jie jau tą emocingumą priima kaip minusą. Taip, kitos neigiamos savybės tai yra Vėžys tikrai gali būti niūrus, taip, pesimistiškas, manipuliuojantis, taip, manipuliuoti gali iš tikrųjų visi trys ženklai, kurie priklauso vandens stichijai, taip, tai Vėžys, Skorpionas ir Žuvis, jie moka, taip, pamanipuliuoti. Taip, jie nesaugus, ta prasme, kad, ne visada tokie patikimi, sakykime, ne? Nes emocijų pagautos gali labai keistis tą, nežinau, nuotaiką. Tai va, nuotaikų kaita tikrai, kad yra. Pernelik jautrus, ne, ir įsižeidžia. Ir jeigu įsižeidžia, o jie dažnai įsižeidžia, taip, nes jie jautrus, kad jie neįsižeis. Ir jeigu jau jūs turit Vėžio ženklo atstovų šeimoje, tai būkit atsargios, nes Vėžys retai, o galbūt labiau niekada nepamiršta, dėl ko įsižeidė. Ne, tai vat. Taip pat gali būti priekabus. Ne tokie priekabus kaip mergelės, ne, bet vis dėlto gali būti. Ir vėlgi, ne, jeigu planeta patenka į Vėžio ženklą, tai jinai nusispalvina būtent Vėžio ženklo energijomis. Liūtas. Liūtas priklauso ugnies stichijai. Taip, ugnies stichija tokia energinga, taip, charizmatiška, taip, liūto ženklą valdo planeta Saulė. Žvaigždė, aišku, ta Saulė, bet vis tiek astrologai dažniausiai vadina planetą, kaip ir tos 10 planetų, bet žinom mes. Gerai, mes žinom, kad Saulė yra žvaigždė, o Mėnulis palidonas. Tai va, tai liūtai kokie? Jie dažniausiai būna charizmatiški, turi tokios stiprios lyderiškumo savybės, taip. Entuziazmas, pozityvumas, tikrai toks mėgstantis, nežinau, šventės, aplamai tokią visą linksmą atmosferą, nesakykime, pozityvumą. Žinomi dėl savo karališkosios prigimties, taip, todėl jeigu moteris turi kokią Venerą
liūto ženkle, tai čia jau tikrai, kad karalienė. Ir jeigu jūsų vyras turi Venerą liūto ženkle, tai jam šalia reikia karalienės, bet ir ta karalienė atitinkamai turi atitinkamai elgti su savo karaliumi. Taip? Nes kas jinai būtų, jeigu karaliaus nebūtų šalia. Tai šitą irgi reikia prisiminti. Tai liūtai greičiausiai išreiškia save dramatiškai, taip, kūrybiškai ir pasitikinčiai. Toks liūtas pakėlęs galvą, eina į priekį. Labai didžiulė jų energija, jinai kartais būna, kad apkrečia kitus, žmogus liūtas, davai, darom, veikiam kažką, tai einam, rengiam šventę, ir panašiai. Ir jie labai dažnai būna dėmesio centre. Teigiamos savybės, tai yra kūrybiškumas, aistringi yra, taip, lygiai taip pat kaip ir avino ženklas irgi ugnies stichija, taip, todėl jie gan tokie panašus, aišku, skirtumus turi, taip, bet daug kas ir yra panašaus. Liūtai yra dosnus, nuoširdūs, linksmi, charizmatiški, pasitikintys savimi. Iš neigiamų savybių aš išskyriau šitas 5, kad jie gali būti tikrai arogantiški, užsispyrę, egocentriški, taip, aš, svarbiausia aš. Girkit mane, plokit mane, tai čia liūto frazės, sakykime, Minuse tokiam jau, tikram minuse gali būti tingus, kad jūs čia, aš karalius, jūs mane aptarnaukit, ir jie gali būti nelankstus taip pat. Ir vėlgi primenu, kad planeta, kuri patenka į liūtų ženklą, įgauna liūto ženklo energijos. Taip? Mergelės, mielos mano mergelės. Labai, labai didelė meilė jums jaučiu mergelės. Nes gal dėl to, kad mergelės irgi yra žemės stichija, aš esu jautis, taip, tai bet mano mergelės, ožiaragiai, tokie labai artimi žmonės, sakykime. Taigi tai žemės stichija, todėl automatiškai irgi galima prisiminti jaučiai tokie už stabilumą, ir mergelės irgi nemėgsta tų pokyčių kažkokių staigių, nebent tai yra pokyčiai suplanuoti. Taip? Reikia prisiminti, kad mergelės ženklas yra valdomas Merkurijaus, taip, Merkurijaus, aišku, yra valdomas ir dvynys ženklas, bet tai truputėlį skiriasi. Taip, jeigu dvynys daugiau apie komunikabilumą, bendravimą, judėjimą ir plepumą tiesiog, tai mergelė daugiau išskaičiavimas galbūt eina, kas liečia Merkurijaus savybės. Tai pasižymė taip pat tikslumu, praktiškumu ir analitiniais gebėjimais. Čia jau jausmų mažai. Taip, jeigu pas vyrą Venera mergelė ženkle, tai savo meilę gali parodyti, pinigais arba savo kritiką. Taip, nes mergelis labai mėgsta kritikuoti, bet kritikuoja vien dėl to, kad jie taip nori patobulinti ir suteikti kažkokią, suteikti kažką gerą, lyg gerą patarimą. Tiesiog jie ne visada moka gražiai patarti, taip, nes emocijos, mergelė ženkle, čia nesuderinami dalykai, Mergelė, jinai, pas ją daugiau loginis mąstymas, taip, jinai mažiau jaučia, jinai galvoja daugiau, taip, Merkurijus, jisai galvoja daugiau. Tai tikrai žmonės, kurie gimė po mergelės ženklų, jie linkę į smulkmenas, taip, labai kreipia dėmesį į detalės, todėl iš tikrųjų gali labai lengvai surasti, sakykime, kažkokį tai sprendimą, taip. Jos gali atrodyti nervingos ar pernelyg daug galvojančios apie sveikatos problemas, taip, tai jeigu mergelė neskiria dėmesio sveikatai, tai labai dažnai būna sveikatos problemos. Dažniausiai ten, kas liečia, sakykime, tą patį Merkurijų, rankos, kvėpavimo takai ir panašiai. Taip, tikėtina, kad jos bus tvarkingos ir organizuotos. Bent jau kažkokia tai gyvenimo sritis turi turėti tą tvarką. Bet ta tvarka irgi, kaip ta mergelė supranta tvarką. Taip, jeigu jums tvarka, tai čia yra tuščias stalas, tai pas mergelę gali būti ten daug ko prikrauta, bet savo vietoj. Ir mergelė tai bus tvarka.
Arba kartais būna, kad namuose netvarka, bet automobilyje tiesiog sterilu viskas, arba ten darbo vietai. Kažkurį tai sritis vis tiek pas mergelę yra tvarkinga. Taip, ir jinai gali skirtis. Labai darbščios mergelės ir svarbu pasitarnauti kitiems. Todėl dažnai mergelės renkasi tą profesiją, kuri tokia aptarnaujantis sritis, nes jie nori būtent savo, nežinau, rankomis dažniausiai suteikti tam tikrą kažkokią paslaugą. Taip, ir mano, pavyzdžiui, pažįstamų mergelių, tai būtų masažuotoja, automobilių mechanikas, taip, manikiūro specialistė, dabar galvoju, kas dar. Šitas prisiminčiau, ne? Kad susijęs, aš prisimenu ir daugiau mergelių, nereikia, jeigu jūs dabar mano draugė ir mergelė, ir tai neįsižeiskite, tiesiog jūsų profesija galbūt ne visai sutampa su tuo, ką aš dabar kalbu. Tai teigiamos savybės mergelių, jos tikrai yra ištikimos, analitiškos, malonios, darbščios, praktiškos ir kruopščios. Taip, smulkmenas tikrai eina. Aišku, tas kruopštumas kartais gali būti ir kaip minusas, nes jos tada gali būti priekabios labai, kritiškos, neigiamos savybės, pernelyg netgi kritiškos, skeptiškos, uždaros, nes jausmų parodyt mergelę visada yra linkusi, nebent ten jos mėnulis arba ten Venera yra kituose ženkluose, mergelės tada gali tai kažkiek kompensuoti, bet vis tiek šiandien kalbam daugiau apie vien tik zodiako ženklus. Tai ir neigiama savybė kaip ir darboholikė, nors man kaip jaučiu patinka darboholikai, tai čia vėlgi toks klaustukas, žiūrint, kaip jūs suprantate, ar darboholiškumas yra minus ar pliusas, minusas ar pliusas. Ir planeta patenkanti į zodiako tam tikrą ženklą, jinai nusispalvina, taip, tom energijom. Taip, svarstyklių ženklas. Tai yra 7 zodiako ženklas, jisai priklauso oro stichijai, todėl mes žinom, kad svarstyklėms svarbu yra bendrauti, jos tokios lengvos, irgi kaip oras, kaip dvinio ženklas kažkiek, bet kita linkme žinoma. Svarstyklės pasižymi žavesiu, diplomatiškumu ir stipriu teisingumo suvokimu. Taip, jos norės apginti, ypatingai jeigu Marsas yra svarstyklių ženkle, tai visą laiką gins tą, kuris yra puolamas. Taip, galbūt ne visą laiką teisingai gins, taip, iš pat pradžių, nes pirminis tas instinktas svarstyklių yra apginti. Taip, po to jie gali keisti tą nuomonę savo, nes svarbu jiems ginti teisingai, taip, bet sakau, pirminis tas instinktas visą laiką atrodo, man jo gaila, aš turiu jį apginti. Po to, kai įsigilina, supranta, kad galbūt tas žmogus nėra jau toks, nežinau, kurio reikėtų gailėtis. Tada jau, žinoma, jie pradeda gailėtis, negailėti, kovoti kartais, jeigu Marsas svarstyklių ženkle, jis gali kovoti už teisingumą. Tai čia yra labai labai svarbu. Tai dažniausiai svarstyklės sukuria tokią harmoningą aplinką aplink save, ir dažnai būna, kad mergelės skaitomos tos, kurios labai užtvarka, taip, ir kažkokį perfekcionizmą, bet svarstyklės iš tikrųjų jos yra labiau linkusios į perfekcionizmą negu mergelės. Taip, bet vėlgi reikia suprasti, kad perfekcionizmas, kaip supranta būtent tą žmogus, negimęs po svarstyklių ženklų. Taip, jos yra žinomos dėl gero skonio, elegancijos ir žavesio. Taip, ieško visur ieško harmonijos ir grožio. Tai ir svarbu šitam žmogui visą laiką būti poroje. Taip, jeigu jisai nėra santykiuose, sakykim, tai būtinai bus kažkoks tai geriausias draugas šalia. Arba draugė. Taip, jeigu, sakykim, tai paauglys arba paauglė, tai visada viena jinai nevaikščios. Kažkas turi būti šalia. Taip, mes dviesi, mes visur dviesi. O po to, žinoma, tai jau yra šeimos partneris. Taip, teigiamos savybės, tai yra jos labai bendradarbiaujančios, taip, linkusios
diplomatiškumą, labai malonios, sąžiningos, socialios ir bendraujančios. Taip. Neigiamos, neryžtingos, taip, nes jos vis svarsto svarstyklės, taip, ką man pasirinkti, ar tą, ar ne, ką man dabar atlikti, ką padaryti, ką išmokti, kur eiti, kuo dirbti, ne, nu, vat visą laiką toks atrodo, noriu, vat, kažko nežinau, ko labiau noriu, ne, sakykime. Vengiančios konfrontacijos, taip, aplamai nemėgsta bartis. Todėl dažnai kartais gali tiesiog sutikti, bei nekelti kažkokios tai konfliktinės situacijos. Bet tuo pačiu labai laiko nuoskaudos, taip, prisimins kaip vežėja, nedaug tų bėdų. Ir mėgsta jos minuse sukelti tą gailėjimą savęs, ne, nu, ta prasme, pažiūrėk, kokia aš vargšiukė, ne, bet su manim taip neteisingai pasielgia, ne. Tai yra irgi tokia neigiamas bruožas, neigiama savybė svarstyklės ženklą. Ir vėlgi, planeta patekusi į svarstyklės ženklą nusispalvino šitom energijom. Tai pateikiau pavyzdį apie Marsą. Skorpionai. Labai stiprus, galingas ženklas. Taip, tai yra 8 zodiako ženklas, jis priklauso vandens stichijai, taip, todėl irgi jisai emocionalus, bet pamenat, aš minėjau pradžioje, kad jisai kantrus, taip, ne kaip vėžys arba žuvės, ne ant tiek, kad jis gali atrodyti, kad jis bejausmis, bet jisai jaučia, taip, ir labai giliai, taip, ir jisai gali knapstytis tuose jausmuose savo ir emocijose, ne. Tai va, tai ką aš dar čia papasakočiau apie skorpioną, jie labai labai stiprus, pasieks bet kokį savo tikslą ir bet kokiom priemonėm, taip, minusai, aišku, gali taip labai skaudžiai eiti, visą laiką transformuoja kažką tai arba save, arba šalia esančius, taip, nes vadovaujantį planetą yra Plutonas, o Plutonas tai didelė galia, taip, tai ta planeta, kuri duoda kažką tai tokio didelio, bet per skausmą, kaip aš mėgstu sakyti, ne, kaip tas Feniksas, pradžioje viską sugriauna, viskas sudega, na, o po to iš naujo jau skorpionas gali statyti kažką tai iš naujo ant tų griuvėsių, sakykime. Tai va, labai seksualus šitas ženklas, tai irgi, jeigu Venera yra skorpiono ženkle, tai tikrai moteris tą tokį magišką seksualumą kažkokį turi, ne, atrodo, jinai labai traukia vyrus, bet minusė tokia Venera gali norėti būti įskaudinta. Taip, mes taip keliais žodžiais. Teigiamos savybės skorpiono, jis išradingas, drąsus, aistringas, užsispyręs, tikras draugas, nors kartais gali atrodyti, kad jie neturi draugų ar nemoka draugauti, arba tai, nežinau, išduoda. Tai jeigu skorpionas išduoda, tai ne be priežasties, ne tiesiog, kad jam užsinorėjo, ne, o tam turi būti labai labai svari priežastis. Taip, nes skorpionai iš tikrųjų jie tokie ištikimi žmonės. Taip, jie tokie, kažkiek tai galima prilyginti, kad nemėgsta tų siurprizų kažkokio, ne, nes ne taip, kad siurprizo, nežinau, kažkokioj veikloje. Patys siurprizai, kaip, nežinau, kaip paaštrinti kažkokią situaciją, nepagyvinti, tai jiems patinka, bet kažkurioj srity, bet tų tokių siurprizų galbūt ir nemėgsta. Stabilumo daugiau linkę. Taip, ryžtingi ir stipriai intuicija. Kas liečia neigiamas savybės, tai pavydumas, taip, labai pavydūs skorpionai, paslaptingi, taip, gali neparodyti savo emocijų, taip, tokie atrodo, kad neparodo, ką jaučia, ne, aišku, jeigu pagauti emocijų, arba jau atėjo, ten, nežinau, 19 kartas, kai tą emociją jie pajaučia, tai tada jau gali sprogti, taip, kaip tą branduolinę bombą. Skorpionai puikiai manipuliuoja. Taip, ir minuse irgi agresija gali būti, taip, ir tas uždaras, kad jie savyje iki tam tikro momento, ne. Tai va, jau neprimenu tos frazės, nes turbūt gausiu ir komentarų dėl jos, bet man tai yra labai labai svarbu, ypač kad mano studentės suprastų, taip, kad kai planeta atsiduria tam tikram ženkle, jinai nusispalvina to ženklo energijomis.
Na ir priėjome 9 zodiako ženklą, tai yra šaulys. Jisai priklauso ugnies stichijai. Taip, šio ženklo valdovas yra planeta Jupiteris, todėl jie labai mėgsta laisvę, trokšta žinių ir yra labai optimistiški. Taip. Jie labai linkia į nuotykius, todėl dažnai moteris, kai pamato ten Marsą šaulio ženkle arba Venerą šaulio ženkle, tai galvoja, kad jie jau ten labai neištikimi. Jie mėgsta nuotykius, taip, bet jis ištikimis ar ne, tai reikia žiūrėti visą kosmogramą, taip, nagrinėti viską, o ne atskirą planetą, tik tai atskirai tiesiog. Gal pas jį ten Mėnulis ožiaragio ženkle ir ožiaragio ženklas automatiškai jisai užšaldo, sakykime, tam tikras savybės ir polinkius. Tai iš vienos planetos ir jos pozicijos mes jokių išvadų nedarome. Taip, jie yra tikrai tokie tiesmukiški, ką galvoja, tą ir sako. Taip, tai čia ar pliusas ar minusas irgi. Kartais žmonės mėgsta tokius žmonės, pagalvoja, ką sako, o kiti galbūt nemėgsta tokių, ne? Tai čia priklauso irgi, kas šalia. Taip, vėlgi pasikartoju, kad nuotykiai patinka, sportas, kelionės, ypač į užsienį, toliau kažkur, tai nes būtent šauliai, tai tie žmonės, kurie plečia ir pasaulėžiūrą ne tik savo, bet aplink juos esančių žmonės. Jie padeda kitiems žmonėms irgi ten pažinti pasaulį per save, arba savo žinias, arba ten, sakykime, įspūdžius, kelionės ir panašiai. Tai va, čia žiūrėkim dar. Iš neigiamų savybių, kad irgi gali būti linkę į lošimus arba kažkokią rizikingą veiklą. Nes iš tikrųjų, ugnies stichija, jinai kaip ir stabdžių tokių neturi, kaip ir avinas, liūtas, jie linkę į tą azartiškumą kažkokią, sakykime. Kas liečia dar iš teigiamų savybių, tai šaulys yra tikrai dosnus, idealistiškas, jo yra puikus humoro jausmas, optimistiškas, linksmas, drąsus, sąžiningas, intelektualus. Taip, su tokiu žmogum tikrai turėsite apie ką pakalbėti. O iš neigiamų savybių, tai išskirsiu šitas, kad jie yra nekantrus, kas ir yra būdinga ugnies stichijai, taip netaktiški, nes būtent ką nori, tą sako. Ir ne visada žmonėms reikia žinoti iš karto šitą informaciją. Taip, pamokslaujantys šauliai labai mėgsta pamokslauti. Tikrai galite išgirsti dažnai iš jų tokią frazę, kad aš taip ir žinojau, aš tau sakiau, taip, tu manęs neklausėjai, ašgi tau sakiau daryti taip ir aniai, bet nepadarėjai, žiūrėk, tu dabar esi, ką tu dabar turi. Tai čia neigiama savybė. Taip, ožiaragis. Ožiaragis yra žemės stichijos atstovas, sakykime, zodiako ženklas, ir ožiaragiui vadovauja planeta Saturnas. Taip, Saturnas tai viskas, kas susijęs su taisyklėm, tokiom griežtom kažkokiom taisyklėm, ne? Ta prasme, yra taip ir ne kaip kitaip. Iš to mes iš karto galim suprasti, kad jie nelinkia į permainas, taip, kaip ir jaučiai ir mergelės. Bet jie, pavyzdžiui, pasižymė drausmingumu, taip, jeigu jie siekia tikslą, jie tikrai pasieks tą tikslą ir kartais būna netgi nesvarbu kokiam priemonėm, taip, ožiaragė kartais gali eiti ir per galvas, taip, ir jie sieks tikslų tų, kuriuos nori patys pasiekti, o ne taip, kad man kažkas pasakė, kad reikia siekti to tikslo. Ne. Jeigu ten, pavyzdžiui, jautis kartais, ar kiti ženklai gali perimti kitų idėjas ar tikslus, sakykime, ožiaragis net negirdės, jam svarbus bus tik tai jo vieno tikslas. Taip, darboholikai vėlgi kaip ir mergelės, kaip ir jaučiai mėgsta dirbti, bet ožiaragiai tai irgi, tokie labai darbštūs žmonės. Geri darbuotojai, geri vadovai iš tikrųjų, nes labai mėgstantis ir vadovauti, taip, jie daro savo didžiulį spaudimą, norėdami pasirodyti. Ir gali jaustis asmeniškai atsakingi už šalia jų esančių žmonės. Taip, todėl aš tam dirbu 7 dienas į savaitę vien dėl savo šeimos, kaip pavyzdys. Teigiamos savybės. Jie tikrai atsakingi, drausmingi, turi gerą savikontrolę, jie geri vadovai, kantrūs ir ambicingi.
taip, neigiamos būtų pesimistiškumas, užsispyręs žmogus, aišku, kartais tai yra pliusas, bet kartais minusas. Vėlgi, darboholikas, kažkam tai yra pliusas, kažkam tai yra minusas. Pačiam ožiaragiui žinoma, kad tai yra pliusas, na, bet jeigu šalia jo yra dama gimusi po vėžio ženklų, tai jai labai trūks vyro, taip, nes jisai ištisai bus darbe, kaip pavyzdys. Arba bent jau jo mintis tikrai bus tik tai apie darbą. Taip, sunkiai atleidžia, taip, ir jie tokie irgi visažiniai, taip, aš žinau, kaip, sakykime, ne, bet, iš jų galbūt neišgirsit tą frazę, aš taip ir žinojau, taip, bet jie tikrai tai gali pagalvoti. Taip, toliau mes turim vandenio ženklų atstovai, taip, ir tai yra oro stichija. Šį ženklą valdo planeta Uranas ir todėl vandenio ženklo atstovai pasižymi originalumu, taip, intelektualinė nepriklausomybė, kad noriu, tą galvoju, kaip noriu, taip darau, taip, ir jų pažangus labai yra mąstymas. Vandeniai visą laiką yra orientuoti į ateitį. Taip, jie tokie išradėjai, eksperimentatoriai, taip, subūrė žmonės ir kažkokią idėją turi visi ir tas vandenis jos veda lyg yra į ateitį. Ne? Tai va. Taip, už kolektyvinę gerovę, taip, skatina kažkokias naujoves. Tai sakau, dėka tos uranietiškos energijos, taip, jie būtent ir atranda kažką tai tokio naujo. Taip, vandenio prigimtis iš tikrųjų yra maištinga, jie gali būti ekscentriški, spontaniški ir originalūs. Taip, tai pavyzdžiui, jeigu pas vyrą yra Venera vandenio ženkle, tai jisai tikrai gali būti toks maištingas, vėlgi jam reikia damos, kuri būtų labai originali, išskirtinė, kažko tai turi jinai išsiskirti iš kitų, sakykime, moterų, turi būti draugiška, nes vandeniai jie linkę būti, taip, turėti tą savo kažkokią bendruomenę, taip, jie kaip ir linkę draugauti, bet kartais, kaip jie draugauja, bet vis tiek jie yra kažkur atskirai, taip, jie tą, kaip čia pasakyti, to atstumo gali laikytis. Tai va, vandeniai neretai yra besidomintis mokslu, logiški ir pasitikintis savimi. Iš teigiamų savybių aš išskyriau būtent šitas, jie tikrai originalūs, progresyvūs turiu omeny, kad visą laiką galvoja į ateitį, taip, ir vis kažką tai naujo, tai va, Venera vandenio ženkle, tai irgi apie naujoves, neturi būti rutinės, taip, viskas kas naujo. Nepriklausomas vandenis, taip, humaniškas, intelektualus ir draugiškas. Iš neigiamų savybių gali būti abejingas, nenuspėjamas, taip, sprogsta čia, jeigu mėnulis vandenio ženkle, tai emocijos po žmogų tikrai tokios sprogstančios, taip. Vandenis gali būti atsiribojęs, temperamentingas ir taip pat nelinkęs į kompromisus. Taip. Žuvų ženklas, paskutinis ženklas ir po to turėsim kelias kosmogramas paanalizuoti. Tai va, žuvų ženklas, tai yra 12 paskutinis zodiako ženklas, todėl dažnai sakoma, kad žuvis sukaupia visas, sakykime, tas savybės prieš tai esančių ženklų. Taip? Jeigu, sakykime, avinas pirmas ženklas, tai jisai turi tik tai tas savybės. Jeigu ten jautis, turi tokias savybės. O žuvis lyg turi ir avino, ir jaučio, ir ten dvynio, ir visų tų prieš jį einančių ženklų energijas. Ne? Bet reikia nepamiršti, kad tai yra vandens stichija, taip, tai tikrai vėlgi bus intuicija, jautrumas, emocijos tikrai svarbios. Žuvų ženklo vadovauja Neptūnas, taip, ir todėl jisai duoda tokį gilumą emocijose, taip, ir žmogui, taip, Neptūnas duoda. Ir taip pat nepamirškim, kad Neptūnas yra ta planeta, kuri kartais duoda kažkokias iliuzijas. Todėl, pliuse, taip, žuvis turi labai gerą fantaziją ir viską labai vaizdžiai, taip moka, nežinau, papasakot, kažkaip kūrybiškai labai padaryta, net todėl kūrybiškumas čia irgi yra labai toks geras ženklas, sakykime, savybė, ne žmogaus. Žuvis gali prisitaikyti prie bet kurios situacijos, taip, nes jie tą gali, taip, ir moka užjausti,
Taip, nori, atrodo, visus išgelbėti. Taip, ir kačiuką, ir berniuką, ir ten vadovą, nu, bet ką. Ir jie vat prisitaiko ir labai dažnai būna, kad, sakykime, jeigu Venera, ne, žuvų ženkle, tai jinai tokia gali būti priklausoma nuo partnerio, taip, arba iš vis sukurti savo kažkokią istoriją, kad, vat, nežinau, įsimylėti kažkokią nepasiekiamą žmogų, ne, kuris, pavyzdžiui, neatsako tais pačiais jausmais, bet, vat, žuvų tą Venerą savo įtikint save ir įtikinės visus šalia, kad vat, jisai tikrai mane myli, arba jisai mane tikrai pamils, vat aš dabar jums visiems įrodysiu. Nes kažkokią savo viziją turi ir ta vizija visai gali netitikti realybės. Taip, nes tas Neptūnas būtent ir duoda iliuzijas kažkokias, ne, rožinius sakinius uždeda ir panašiai. Tai va, žuvis yra draugiškas ir malonės. Tikrai turiu draugę gimusią po žuvų ženklų, nu tai tikrai jinai visus suburs, visą laiką linksmai su ją leisti tą laiką, mėgsta organizuoti ir suburti visą, sakau, vieną vietą ir, nu, jeigu paprašysi pagalbos, niekada nepasakys ne. Tai va, žuvis yra svajingos ir kupinos fantazijų, kaip ir minėjau, ne, jas labai lengva paveikti. Ir jas pačias veikia viskas. Ne, sakykime, kas yra, jeigu žmogus, pavyzdžiui, buvo žmogus vienoks, pavyzdžiui, tokia, nežinau, kūrybiška, svajinga ir pradėjo bendrauti, sakykime, nu, kad ir nebūtinai su vyru, bet susipažino, ten susidraugavo su moterimi, ne, jos papo draugės ir tą draugę, jinai jau, pavyzdžiui, tai nežinau, linkusi kažkokias neigiamas savybės. Tai ta, kuri gimusi po žuvų ženklo, jinai labai greitai gali perimti šitas neigiamas savybės. Ir atvirkščiai, ne, jeigu ten linkusi į pesimizmą, nes kartais tai būna, ne, viskas blogai, pasaulis griūna, ten, žodžiu, nieko gero nėra, ne, nesakau, Neptūnas duoda kažkokią tai savo tokią iliuziją, ne, bet atsiranda šalia esantis pozityvus žmogus ir jisai gali įtakoti žuvies ženklo atstovų emocinę būseną. Taip ir, pavyzdžiui, vėžys, taip, po vėžio ženklo gimusi žmonės, jie irgi perima tas emocijas. Skorpionas, nors vandens stichija, bet jis netoks, netaip lengvai paveikiamas, ne? O bet žuvis ir vėžys tikrai, kad taip. Taip, kai reikia, žuvis gali būti labai stiprios, tačiau joms gali būti sunku priimti sprendimą. Taip, vat pamenu, ta pati mano draugė, jinai labai abejojo ten ar pereiti jai į kitą darbą ar ne, ir aš pamenu, Dieve, sakau, tu su visku susitvarkysi, ten be jokių problemų, nes ten, aišku, ne tik Saulė žuvų ženkle apie tai rodė, ne, kitos ten planetos buvo tam tikros. Tai, sakau, jokių abejonių, eik ir viskas. Ir dabar labai jinai patenkinta, kad būtent žengia šitą žingsnį. Tai gali būti sunku priimti sprendimus, kaip ir, pavyzdžiui, svarstyklėm, ne? Teigiamos savybės užjaučiančios, meniškos, intuicija labai stipri, tikrai pasižymi švelnumu, išmintingos, linksmos. Taip, neigiamos savybės baikščios. Nu, tai, va, pavyzdžiui, sunku priimti sprendimą, bijo kažką, ne? Kažko. Pernelyg emocionalius, čia minus. Pastovus noras ištrūkti iš realybės, taip, sukurti kažkokią tai savo viziją ir jos laikyti ir kartais netikėti, kad tai yra vienintelė tiesa. Labai patiklios ir naivios. Tai jas galima lengviau apgauti negu kitus. Bet minusai jos ir pačios gali apgauti, taip, nes jos pačios turi tą savybę. Tai va. O dabar pereikim prie trumpos praktikos. Žiūrėkit, aš įdėjau čia kosmogramą, būtent iš sielos formulės, ir surašiau, kur yra 5 asmeninės planetos. Taip, čia mes matom, kad Saulė yra vandenio ženkle. Tai reiškia žmogus koks. Jisai yra toks išskirtinis, taip, jo gali būti, jis orientuotas į ateitį, taip, jisai mėgstantis laisvę, mėgstantis bendrauti, oro stichija, taip, jisai draugiškas, sakykime, bet vėlgi besilaikantis tam tikrų savo idėjų. Taip, tai labai toks žmogus, kuris turi savo kažkokią idėją ir po to apkrečia tą idėją aplink esančius žmonės ir vat jie kartu tiki tą idėją ir ten, nežinau, daro kažką tai, kad ateityje tą idėją įgyvendinti. Taip, labai vat tas žmogus
stipriai yra susijęs su būtent ateitimi. Taip, nes Uranas būtent ir mėgsta viską, kas yra nauja ir žvelgiantis ateitį. Venera ir Merkurijus yra ožiaragio ženkle. Taip, mes matome ožiaragio ženkle Venera ir Merkurijus. Tai Venera aplamai yra apie ką? Jeigu tu moteris, sakykime, ne, tai aišku, jeigu ir vyras, ne, su Venera ožiaragio ženkle, tai jau emocijos netokios, ne taip laisvai išreiškiamas, taip, ten jau daugiau tokias sukas. Žmogus sunku gali būti pasakyti myliu, arba jisai pasako vieną kartą aš tave myliu prie altoriaus ir viskas. Ir po to 30 metų gyvena šalia ten moteris, sakykime, vis, ar tu mane myli, kodėl tu mane sakai, tu sako, aš tau pasakiau prieš 20 metų, ko tu moterį dar iš manęs nori, ne? Nu, ta prasme, ožiaragio ženklas, jisai stabilus, jis nekeičia, taip, todėl dažnai būna, kad šitie žmonės, jeigu Venera yra ožiaragio ženkle, jie įsimyli vieną kartą visam gyvenimui, jeigu ne, tai tada niekada nepamiršta savo pirmosios meilės. Taip, Merkurijus ožiaragio ženkle, tai irgi šitas žmogus, taip, Merkurijus atsakingas už informaciją, komunikabilumą, kaip žmogus kalba, kaip jisai mokosi, taip, tai pavyzdžiui, šitam žmogui geriausiai yra mokytis, kai jisai susistemina tą informaciją, taip, kai jisai žino priežastį, kodėl jisai turi tą mokytis, koks yra rezultatas, taip, jeigu jisai išmoks, tai kas bus, jeigu aš išmoksiu, ne? Kas liečia kalbėjimą, tai jisai trumpai, be emocijų kalba, sakykime. Ne? Tikrai čia ne apie tai, kad vėlgi dar vienas patvirtinimas, kad apie meilę dažnai jisai nekalbės. Taip, Mėnulis Šaulio ženkle, emocijos. Nes Mėnulis atsakingas už vidinį pasaulį, už komfortą, ne? Tai žmogus tikrai atsipalaiduoja tada, kai yra kažkokia tai jam maloni veikla, kai jisai ten, sakykime, keliauja, kai jisai mokosi, kai jisai dalinasi savo informaciją. Taip, Mėnulis dažnai parodo, kokia yra mano mama, tai vėlgi prisimenam tą informaciją, kai kalbėjome apie Šaulio ženklą, tai mama, galbūt iš mamos, būtent šitas žmogus ir girdėdavo visada, aš tau sakiau, reikėjo manęs klausyti, aš žinau geriau, ne, ir panašiai. Taip, Marsas Avino ženkle, tai yra jo ženklas, taip, Avino ženklui vadovauja Marsas, todėl Marsas čia turi 6 balus, jis yra labai stiprus, todėl šitas žmogus tikrai labai veiksmus, ir pažiūrėkit, dar Venera jo yra ožiaragio ženkle irgi, kuris, pavyzdžiui, priduoda to darbštumo, taip, Venera linkusi uždirbti pinigus, taip, nes ožiaragio ženklas jisai darbštus, taip, darboholikas, ir Venera dėl pinigų irgi gali labai daug dirbti, o dirbti energijos jisai turi, taip, Marsas visada veikia, daro, kol nepadaro, taip, tai bet toks stiprus yra Marsas. Taip, tai su šita kaip ir formulė, kosmograma, čia ne formulė, bet kosmograma, nes man svarbu, kad mano merginos suprastų, ne, kaip mes galim analizuoti planetą tam tikram ženkle. Ir dar vienas šiandien pavyzdys, taip, čia mes matom, kad Saulė ir Merkurijus yra jaučių ženkle, taip, Saulė jaučių ženkle. Žmogui svarbus yra grožis, malonumai, komfortas, žmogus užsispyręs, nemėgstantis netikėtumų, sakykime, nestabilus toks, viską geriau suplanuoti, sakykime, negu ten daryti iš eigos, ne, jis nemėgsta jautis tos, žinau, neaiškios kažkokios ateities, ne, ir darbštus irgi jautis. Merkurijus jaučia ženkle, taip, tai vėlgi kaip ir ką mokosi, ne, arba kaip komunikuoja. Tai šitas žmogus tikrai švelniai kalba, taip, sakykime, tai linkęs, pavyzdžiui, į jausmingą kalbą, jeigu prieš tai žmogus su Merkurijų ožiaragio ženkle, tai jisai sausokai kalbėdavo, taip, vieną kartą pasakiau ir viskas. Tai čia šitas Merkurijus, jisai dažnai gali kalbėti apie meilę, apie jausmus, ką aš jaučiu, ko aš noriu, taip, sakykime, kas man yra reikalinga ir panašiai. Venera Avino ženkle, taip, čia tokia silpna pozicija, bet jinai tokia silpna, kad jinai dažnai būna stipresnė negu Venera jaučių ženkle arba svarstyklių ženkle, nes yra tos tie tokie ženklai, kur atrodo planeta lyg minuse, bet jinai nori įrodyti, kad jinai yra geriausia. Taip, tai būtent Venera Avino ženkle, jinai gali būti
aktyvi, kas liečia santykius, finansus tos pačiuomis, nes mes pačiai turim suprasti, už ką yra atsakinga ta planeta, kuri patenka į ženklą. Venera patenka į Avino ženklą. Apie ką yra Venera? Venera yra apie santykius, grožį, moteriškumą, finansai, sakykime. Nu taip, bendrai, kas man iškart šovė į galvą. Tai ir vėlgi, kokie santykiai? Greiti, taip, santykiai gali būti, nežinau, greitai, kaip jinai, linkusi eiti į santykius, gali būti daug tų santykių, nes jie trumpi, gali būti trumpalaikiai santykiai, kaip pavyzdys, emocijos, taip, emocijos, aišku, daugiau Mėnulis, bet čia jausmai, kokie jausmai, karšti jausmai, taip, Venera iškart moteriškumas, koks moteriškumas šita Venera Avino ženkle, jinai gali išreikšti per seksualumą, taip, tai nežinau, dekoltė, trumpi sijonai ir panašiai, sakykime, tai va. Ir pinigai, kas liečia finansus, tai pavyzdžiui, išlaidi gali būti, taip, šita Venera, jinai gauna pinigus ir greitai iš karto išleidžia, Avino ženklas, vadovaujantis Marsu, jisai nekantrus, taip, jisai emocingas, tai pagal tą emocijų norim, taip, Venera Avino ženkle, aš noriu viskas, ir jinai iš karto turi. Jie, ta prasme, išleidžia pinigus, taip. Bet jeigu Venera, pavyzdžiui, palygintume su mergelės ženkle, jinai gali norėti, bet jinai neleis savo, nes jinai pradžioje turi suskaičiuoti, ir yra tam pinigų, o kas bus, jeigu jinai išleis šitą sumą, ar užteks tam dalykui, o ko jinai labiau nori, ar to, ar dabar šito. Ten nebūna emocingo to, nežinau, šopingo, taip, pirkinių tokių nebūna. Taip, Marsas Liūto ženkle, tai vėlgi ugnies stichija, Marsas Liūto ženkle mėgsta, jeigu tai vyras, mėgsta komplimentus, vėlgi aš karalius, čia lyg Saulė būtų Liūto ženkle, jeigu tai vyras. Jeigu tai moteris, tai Marsas jinai veikia kada, kai pavyzdžiui, ją ten labai, motyvuoja, skatina, tu pati gražiausia, tau geriausiai gausis, daryk, tau tikrai pavyks, tu būsi geriausia, taip veikia tas Marsas Liūto ženkle pas moterį. Taip, arba jinai gali daryti dėl vaikų, nes Liūto ženklas jisai irgi labai mėgsta vaikus, dėl švenčių kažkokių, nes dažnai būna, kad Marsas parodo, dėl ko žmogus pasirengęs kažką daryti. Nes prieš tai, kur mes turėjom formulę, kur Marsas buvo Avino ženkle, čia jam nereikia priežasties, jisai tiesiog daro, nesvarbu. Aišku, tos priežastys galim pamatyti dėka kitų planetų, bet aplamai, jeigu kalbam tik apie Marsą, tai Marsas Avino ženkle, jis už bet kokį judesį, už bet kokį veiksmą. O Marsas Liūto ženkle, jam jau reikia to, kad tu geriausiai moki, tu geriausiai padarysi, tu būsi pirmas. Ojojo, kaip tu fainiai atrodai, kai tu ten kažką tai darėjai, ir panašiai. Taip, toliau, paskutinė iš asmeninių planetų yra Ožiaragio ženkle. Mėnulis Ožiaragio ženkle. Mėnulis mūsų vidinis tas pasaulis, taip kaip mes tas emocijas išreiškiam, tai Ožiaragis, taip pavaldus valdoma Ožiaragio ženklas, valdomas Saturno, Saturnas viską šaldo, kaip aš mėgstu sakyti. Tai reiškia ir tokie užšaldytos emocijos, žmogus nelinkęs parodyti emocijų. Aišku, čia ta Venera, šitam Avino ženkle, jinai tokia įstringa, jinai energinga, jinai emocionali, tai bet karts nuo karto gali būti tai Venera, tai šitas Mėnulis. Bet aplamai, jeigu tai moteris, taip arba vyras, nesvarbu, sunku jam parodyti, ką iš tikrųjų jaučia. Taip, kokios emocijos. Bet sunku išreikšti tas savo emocijas, tikrai. Komfortas, taip, nes Mėnulis parodo, per ką eina komfortas. Komfortas per darbą. Bet kuo daugiau save apkrauti darbais, tada aš atrodo, kad ramu man, taip. Nes aš tada žinau, kad aš ten uždirbsiu, bus pastovumas kažkoks, bus stabilumas. Kai stabilu, tai yra ramu. Taip, jeigu mes kalbam apie mamą, taip, žmogaus mamą pagal tą Mėnulį, tai Mėnulis Ožiaragio ženkle, tai mama gali būti arba tokia be jausmų, ta prasme, galbūt jinai daug dirba, šalta gali būti, nors iš tikrųjų, pavyzdžiui, Mėnulis Ožiaragio ženkle, turėjom tokį pavyzdį.
Turėjau pavyzdį, kai pasakoja moteris, jinai santykiai nelabai geri su mama, ne? Ir jos mėnulis būtent ožiaragio ženkle, tai lyg tokia šalta mama ir jinai prisimena labai gerai tokį įvykį iš savo vaikystės. Sako, jau ten darželėje, ne, ten, nežinau, paskutiniai metai, ir kada jinai atnešė ten kažkokį pagyrimo raštą, ten, nežinau, arba tai mokyklose buvo, žodžiu, kažkokį diplomą jinai atnešė. Ir jos mama taip paėmė, sakau, šaunuolė, bet taip be emocijų, ir padėjo į papkutę. Tai moteriai, sako, man buvo toks kirvis, kodėl jinai nesidžiaugė, kodėl jinai paslėpė papkutai. Ir po to, nežinau, kiek ten dešimtmečių, jinai suprato, kad toj papkutėj mama laikė pačius svarbiausius jai dokumentus. Tai jūs dabar suprantat, kaip mėnulis ožiaragio ženkle išreiškia tus savo jausmus. Jinai emociškai gali būti tiesiog visai bejausmė, bet jinai būtent tą diplomą arba tą darbelį savo mylimiausios dukrytės padėjo prie svarbiausių dokumentų, tai nežinau, būto dokumentų, ne, ten, nežinau, ten kažkokių banko sąskaitų, ne, ten ir panašiai. Tai ant kiek tai buvo iš tikrųjų įvertinta. Bet ta mergaitė tuo metu, jinai to nežinojo, taip nereikėjo kaip tik, tai jeigu jūs arba jūsų vaikų mėnulis, ne, ožiaragio ženkle, tai kuo daugiau rodykit meilės. Jūs galite jos rodyti, bet vaikų niekada nebus per daug arba nebus gana. Taip, nes mėnulis būtent ir parodo, kaip žmogus mato savo mamą. Taip? Tai šitas žmogus būtent ir mato tokia, nežinau, kažkokia, kur visada daro viską pagal taisyklės, taip. Nedažnai galbūt sako, myliu, ne tiek dažnai, kiek norisi, ne tam žmogui ir panašiai. Todėl sakau, jeigu visada, kai pamatau, analizuoju vaiką, ir pamatau, kad jo mėnulis yra ožiaragio ženkle, sakau, apipilkit meilę, tiesiog išbučiuokit ten, kuo daugiau tų meilės žodžių, nes jam niekada, jam vis atrodys, kad nepakankamai jisai yra mylimas, ne, iš vienos pusės, nors ta mama gali ten tiesiog nieko daugiau nematyti, tik tai tą vaiką. Tai štai tokia buvo šiandieninė paskaita. Aš tikiuosi, kad dabar jums tapo aiškiau, kaip analizuoti planetą tam tikram zodiako ženkle. Ir jeigu jūs turėsit klausimų, tai jūs tada klauskit. Kol kas aš tada baigiau dalintis ir baigiau įrašą.